Sveiki, esam prie mūsų neseniai sumontuoto objekto, kuris tikrai vertas jūsų dėmesio. Tuoj paaiškinsiu kodėl. Šukos pakreiptos 45 laipsnių kampu, viršūnės flat, sustiprintas rėmas, pravažiavimas 5,5 metro, galima lenktyniauti su dviem mašinom tiek taip, tiek su kaimynų vartais ant greičio. Kas greičiau atsidarys vartus, pasižiūrėkit koks greitis. Sumontuota greitaeigė Roger automatika. Žiūrėkit, kaip jinai įsibėgėja. Net komentarų nereikia, ne? Rėmas tvirtesnis nei kad paprastai, su dviguba atsvara, vartai nekliba nuo vėjo, niekas nebarška, tiesiai pataiko į gaudyklę. Ką mes čia dar turim? Aišku, intarpėlis mažas tvoros ir čia turim konsolę, pjautas adresas lazeriu, ten viduje yra ledinis apšvietimas, dimeris, galima reguliuotis. Čia domofonas nebūtinai toks, čia yra Hikvisiono įdėta, galima ir kitą įdėti, pašto dėžutė. Ir kas prie tokios konsolės dėrėtų geriausiai, tai aišku, varteliai su elektromagnetinė sklendė. Ta elektromagnetinė sklendė, aišku, irgi neeilinė, o Lokinox firmos gaminys Modulex. Niekada neužšąla, nestringa, nerūdyja. Taip pat rankenos nenulenkiamos, kad negalima būtų užkišti, atidaryti. Ir dar viena gera savybė šitų vartelių, kad čia sumontuoti Tiger vyriai. Taip pat Lokinox produktas, pažiūrėkit, patys užsidarinėja. Galima reguliuoti jėgą, kaip greitai mes norim, kad užsidarytų, arba kaip lėtai. Ką toliau mes turim? Turim tvorą, kuri sumontuota ant pagrindo, kurio jau praktiškai dabar nematyti, nes mūsų užsakovas taip pat gerai padirbėjo ir prisivedė trinkeles grinai prie mūsų šuko pagrindo. Nepamirškit, o šukos turi tokią įdomią savybę. Kada jos pakreiptos, iš vienos pusės matom, kas yra sklype, bet jeigu eismas iš kitos pusės, mes važiuojam ir nieko ten nematom. Tik pravažiavę atsisukę atgal galėtumėm pamatyti. Tai tokia gera savybė ir gera tvora.